Norėčiau pristatyti tarptautinę patirtį, kuri yra jau keleto metų, kadangi vienas projektas prasidėjo 2008 metais ir kuomet jisai baigėsi, jo pagrindu buvo parašyta kita paraiška, būtent orientuota į moterų verslininkių, būsimų verslininkių įgūdžių ugdymą. Ir projektas vadinasi, angliškas pavadinimas yra Mentoring Women Entrepreneurs. Taigi, projektas iš tikrųjų yra Leonardo da Vinci programos, orientuotas į profesinį ugdymą būtent verslumo srityje. Ir jį koordinuoja Ispanijos institucija Gramaforma. Moterų mentorystėje ugdant verslumo įgūdžius, tai visų pirma, šiame projekte yra vėlgi išskirta 3 esminės priemonės, tai yra socialiniai tinklai, mokymosi kursai ir informacinė sistema, kuri suteikia galimybę viešinti projekto informaciją ir jos rezultatus. Toliau, kas liečia socialinį bendravimą, socialinius tinklus, tai šiame projekte buvo pasirinkta naudoti Facebook galimybės ir Facebook'e tiesiog įkūrėme sritį šiam projektui, taip pat bus ir lietuviška erdvė. Projektas iš esmės yra orientuotas į moteris būsimas verslininkės, labiau galbūt nutolusiuose regionuose ir turinčias smulkų verslą. Ką mes kalbėjome šiandieną būtent įvairiais dienos etapais, kad būtent socialiniai tinklai suteikia tikrai gerą galimybę viešinti projekto idėjas, verslo idėjas ir aplamai skelbti informaciją apie kažkokius interesus ir rezultatus. Taigi, kalbant apie projektą, nuolat buvo analizuojama situacija ir vykdant analizės šalyse buvo išskirtas moterų noras bendrauti ir išreikšti save. Ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko jos būrėsi į įvairius klubus. Ir šiame projekte taip pat vienas iš tikslų yra naudoti technologijas, būtent socialinius tinklus šiam tikslui įgyvendinti. Na ir žinoma, buvo atlikta analizė šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Ir įvertinant socialinio tinklo esmę, buvo numatyta naudoti viešinimui Facebook aplinką, kadangi čia būtent šitoje schemoje gana įdomiai ir deklaruojama yra šio tinklo efektas, kaip draugai nuo draugų ar bendruomenės nuo bendruomenių ir taip toliau platina tą informaciją ir tokiu būdu informacija sklinda, ar tai apie verslo idėjas, ar tai apie patį verslą, ar kažkokius tai sukurtus rezultatus. Kaip jau sakiau, šio projekto, moterų entreprenerių tinklo projekto tikslas yra įtraukti ir skatinti kaimo moterį aktyviai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, tapti kitų moterų bei visos kaimo bendruomenės kuratorėmis, pagalbininkėmis, koordinatorėmis. Be to siekiama padėti kaimo moteriai lavinti save, integruotis į socialinę infrastruktūrą bei toliau įtakoti savo socialinę ir ekonominę padėtį. Vėlgi šiame projekte buvo numatyti 3 esminiai dalykai, tai yra veiklos orientuotos į projekto vadybą, administravimą, sklaidą, valorizaciją, veiklų vertinimą. Taip pat 2 esminiai dalykai yra būtent mokymasis, e-mokymasis ir taip pat socialinė tinklaveika. Kaip jau minėjau, pristatymo pradžioje buvo atlikti tyrimai įvairiose šalyse, partnerių šalyse ir konkrečiai koks verslumo ugdymo turinys būtų įdomus moterims. Ir galiausiai buvo išskirta keletas kursų, kurie tikrai
būtų naudingi būtent toms moterims, labiau nutolusių regionų moterims, tokie kaip finansavimas būtent smulkaus ir vidutinio verslo, teisinis rėmimas ir taip toliau. Vienas iš klausimų buvo, prašome apibūdinti, kaip mentorius galėtų jums padėti, kadangi projektas taip pat yra orientuotas į moteris mentorės. Mentorius gali padėti sužinoti daugiau teorinių dalykų ir kaip juos taikyti praktikoje, vėlgi naudojant socialinius tinklus ar komunikavimo bendravimo įvairias priemonės. Kitas dalykas, kas buvo išskirta, tai yra, kad mentorius gali padėti mąstyti per pačią verslo idėją, pateikti savo patirtį, padėti sukurti verslo planą. Taip pat mentorius tikslas galėtų būti patarti tam tikrose temose. Mentorius padėtų pasirinkti tinkamą sprendimą, taip pat padėti peržvelgti į naujus dalykus iš kitos pusės. Be abejo, turėti jau savo ryšių ir padėti atrasti naujas nišas, būtent verslo plėtotėjai. Galbūt kai kurių skaidrių tiesiog išsamiau nepristatinėsiu. Ir vėlgi buvo vienas iš klausimų, kaip Jūs manote, kokia nauda dirbti būtent šiame socialinėme tinkle ir projekte. Ir buvo nurodyta tai, kad toksai darbas padeda staupyti laiko, nereikia keliauti vienas pas kitą ir tai stiprina ryšį su mentoriais ir kitais verslininkais, leidžia pasiekti vienas kitą greičiau, leidžia būti dinamiškam ir lankščiam. Darbas tinkle padeda surinkti daugiau informacijos, padeda rasti žinias ir kontaktus, padeda plėtoti naują verslą, na ir taip toliau. Kalbant apie mentorystę, yra numatyta 4 pagrindiniai mentorystės žingsniai versle, ką Jūs greičiausiai ir patys susidūrėte praktikoje dalyvaudami šiame projekte. Tai visų pirma yra idėjos pristatymas per 3 sekundės, kas sukasi ant Jūsų liežuvio galo ir ką Jūs bandote sugalvoti ir padaryti. Tiesiog kartais išsirutulioja į labai didžiulę idėją ir galimybę pradėti verslą. Toliau, kokia Jūsų verslo strategija, tai yra diskusijos sekančiame etape, originali idėja ar ne, ar Jūsų verslas patrauklus rinkai ar šaliai, kaip padaryti verslą dar patrauklesnį, žodžiu, diskusijų objektas. Ir trečiasis mentorystės žingsnis verslo plėtojime galėtų būti pajamų planavimas, išlaidų planavimas, netikėtos išlaidos, 1 metų planas ir visa tai, ką Jūs šiuos metus mokėtės ir galiausiai susiveda į bendrą verslo idėją, į verslo plano parengimą. Ir ketvirtame mentorystės žingsnyje, tai jau kalbam apie verslo pradžią, verslo pavadinimą, veiklos planą 6 mėnesiams, finansavimą ir kreditus ir taip toliau. Na ir čia dar keletas skaidrių yra, kas galėtų būti mentoriumi, ar Jūs galėtumėt būti mentoriumi. Tai manau, kad kiekvienas iš mūsų turime tam tikrų kompetencijų ir įgūdžių ir tikrai galėtume būti mentorium tiem, netgi kurie galbūt mokosi kartu su mumis, tačiau yra kitokių interesų ir domisi kitais dalykais nei Jūs. Tiesiog visi mes esame skirtingi ir manau, kad ir mūsų idėjos, ir mūsų galimybės visų yra skirtingos ir tuom ir baigsime šios dienos pranešimus. Dar kartą dėkoju visiems kantriausiems. Indrė, prašau, ateik pas mane. Aš labai norėčiau, kad dabar labai garsiai paplotumėte Indrei, kuri labai sunkiai dirbo šios 2 metus ir pagaliau mes šiandieną galim pasakyti, mūsų projektas baigėsi. Ačiū visiems susirinkusiems ir dar kartą dėkoju, kad draugavot su Indre ir su mumis visais ir tikimės, kad jums bus iš viso to nauda ir ateityje iki kitų susitikimų.